paaiškinti pačią naujausią technologiją, kuri jums duos, sakykime, galimybę užauginti 1 kvadratiniam metre iki maždaug iki 100 kg. Tai yra, turiu omenyje, kad tai bus 2 aukštų, 3 arba 4 aukštų, bet 1 aukštas ir 1 kvadratinis metras jums duoti turi iki, sakykime taip, nuo 60 iki 90 kg. Pati sandara šitus reikia būtinai įsidėmėti, kad jinai yra skirtingi. Yra skirtingi diametrai tinklo skylučių. Tai yra vienas bus, kaip dabar matysim, tai yra geltonas, mažom akutėm. Tai yra mažom akutėm, kuris yra naudojamas, tai yra paprastas statybinis tinkinis tinklas. Šitas paprastas statybinis tinkinis tinklas, jisai yra naudojamas pačiom mažiausiom sraigytėm. Šitoje pusėje matome, tai yra jau sraigėm naudojama, va tokiom, kaip jūs matot, sraigės dydžio, tai yra, va tinklas jau yra 5 mm. Ir naudojamas dideliom sraigėm, tai yra 13 mm, čia šitoj patalpoje mes neturim, bet naudojamas 13 diametrų akutės. Šitie 3 tinklai tai yra būtini, todėl kad jeigu jūs neturėsit, sakykime, va šitokio voljero, jūs neturėsit kur dėti. Jums labai daug, tiksliau, sakykime, taip, kainuos išlaidų, tai yra gaminimų dėžučių. Mes prie dėžučių prieisime vėliau, paaiškinsiu tai, kad šitos dėžutės bus naudojamos dėjimui kiaušinėlių, laikymų jauniklių, perinimų jauniklių ir panašiai. Dabar kaip sudaryti šitie tinklai. Va tiesa, šitam aukšte jūs matot, yra kaip tik 13 akučių tinklas. Va čia jau yra skaitoma motininiai bandai laikyti. Tai yra suaugusiom dideliom sraigėm. Tai yra 1 aukštą matot, laistymo sistema 1 aukštui, sudaryta visa struktūra 1 aukštui. Ir nuo čia prasideda vėl perdanga, jos nuožulnumas būtinai turi būti. Kuo didesnis, to yra geriau, pagal jūsų patalpą, pagal jūsų galimybės, kiek jūs galite išnaudoti ir padaryti šitoj patalpoj nuolydį. Ir prasideda 2 aukštas. Pirmas, 2 aukštas. Šitoj patalpoj, kaip matot, jinai siekia 2 metrus, 2,10 cm ir šitą jums tik tai išeina 2 aukštai. Sakyčiau, tokie 2 aukštai, tokiam aukštai, tai yra, patogiausia dirbti. Sakykime, čia yra 6 metrai, tie 6 metrai jums gali duoti toną sraigų. Tai yra pirmas aukštas pusė tonos ir kitas pusė tonos. Jeigu jūs tvarkingai ir gerai padarysit viskas bus labai gerai ir labai tvarkingai. Dabar kaip yra daroma? Va turim kvadratinį metrą. Jisai yra dalinamas kiekvienas po metrą. Ir dedamos lentutės 1 metro. Į 1 metrą eina 3, 6, 8 lentutės. Nedaugiau, nereikia daugiau. Tai yra todėl, kad paskui per tuos didelius tarpus, sakykime, kada suauga sraigės, jos neišlenda. Tarpai turi būti tokie, kad išlystų didelė suaugusi sraigė. Didelė suaugusi sraigė siekia nuo 18 iki 26 diametro, taip kad jums jau šitą turite įsidėmėti. Kas eina dar? Eina ekranai. Tai vienas iš svarbiausių dalykų, kuris mums apsaugo ir padaro, kad kuo daugiau galėtume užauginti. Vienas toks duoda iki 1 kvadratinio metro, 0,8 kvadrato. Duoda, tai vadinasi, mums jau automatiškai gaunam 1 kvadratinį metrą, va šitoj. Į 1 kvadratinį metrą įeina 9 arba 10 šitų ekranų. Kas dar yra labai svarbu? Dar yra labai svarbu tai, kad, sakykime, sraigės jums čia yra, jūs plausit, tai yra įjungiat laistymo sistemą. Laistymo sistema jums pradės lieti vandenį, vėliau įjungsim, parodysim, kaip jis veikia. Ir jums čia turėsit plauti, valyti ir dėti pašarus. Vadinasi, visos sraigės skris čia. Jeigu jūs nepadarysit va šitos lentos, prie šonų neprikalsit, vadinasi, jums sraigė krisdama, jinai gali nuo tinklo atšokusi išlėkti į lauką. Vadinasi, jūs paprasčiausia turėsit rinkti jau jas nuo žemės. Arba tiesiog užlipsit, sutraškysit, taip kad šita apsauga yra būtina. Tuo labiau, kad šitą sistemą mes naudosim ir ne tik kaip apsaugą, kad neiškristų, bet kaip ir apsauga nuo išėjimų. Vat atkreipkite dėmesį, aš specialiai dar neuždėjau lentučių. Va čia matot, ištepta viskas ir uždėta tokie varščiai.
Šitie varščiai jums bus prisukta nedidelė lentutė, tam, kad ištepta masė, kad dėl išėjimo sraigių, kad neduotų jums išeiti, o kad neduotų nuplauti. O ją atvertus galima iš apačios ištepti dar plius ir užversti. Ir be to patogu jums bus nutepti ir šičia, visur šitos momentus bus galima nutepti. Šitos dalykus turit nepamiršti. Taigi va, dabar pažiūrėkim, kaip veikia, sakykime, laistymo pati sistema ir kaip mes ją plaunam ir kaip šeriam. Šiuo momentu dabar va, pajungiam šlangą. Ir iškart va, tuoj pradės viršui veikti purkštukai. Truputį per mažas slėgis, tuoj jungsim didesnį slėgį. Va matot, pradėjo dirbti purkštukai. Šitaip įjungiamės laiko maždaug 5-10 minučių. Taip visa sistema nusiplauna automatiškai nuo išmatų, nuo purvo ir panašiai. Tai va, matėte, įjungę buvom vandenį. Vandenį įjungėm, viskas pasibaigė, nusiplovė šitas visas daiktas, imam indelį skirtą, kuris yra skirtas pašaram. Tai yra sausi pašarai, pagaminti specialiai, plius dedamas žalias. Tai yra, sakykime, morka. Gali būti ir gali būti kopūstas. Tai yra du komponentai, kurie pilnai užtenka, kad jūsų sraigės būtų pilnai išėję. Imat šaukštą, nuplautos jau lentutės ir tiesiog va šitai barstot ant kiekvienos lentutės. Kadangi matot, va šitas jau valjeras, jis yra ganėtinai aukštas jau palyginus ir mums yra sudėtinga jį, sakykime, jau pilnai daeiti. Tada pasistatom kažką ir užsilipam. Todėl va šitas valjeras, va šitoje pusėje, mes jį darėm žemesnį, kad laisvai būtų galima prieiti. Todėl patarčiau, kad pačio valjero aukštis būtų, sakykime, nuo viršaus, iki apačios 42-43 cm. Tada jums bus labai patogiai ir nuo apačios, ir nuo viršaus. Apačioje nuo žemės turi būti 10 cm, daugiau nereikia. Nuo pačios žemės. Kitas dalykas. Jums patalpa, nepamirškit, būtinai turi būti išklota plytelėm. Jeigu jūs neišklosit plytelėm patalpos, vadinasi, pas jumi bus per didelė drėgmė. Dar vienas labai yra svarbus dalykas, kiekvienas išmatavimas, kad jums, sakykime, truputį plokštės, kad išeitų už šitos. Bet kadangi mes dėsim, kaip minėjau, va čia viršui šitą dar tokią lentutę vieną, tai mums nėra taip jau labai baisu, todėl kad tas vanduo, kad ir krisdamas nuo viršaus, jisai jau čia nebepateks į tą pusę. Tada dar kas yra? Šitie atstumai nuo lentutės iki šito stulpelio yra įmama po 15 cm. Kitoj pusėje irgi tas pats 15. Vidus pasiumi geriausia, kad būtų metro pločio. Tada jums išeina labai puikus valjeras. 1,30 m tai yra idealus, sakykime. Bet, sakykime, jau iš patirties man geriau patinka, sakykime, asmeniškai, kad būtų, sakykime, 15 cm iš vienos, iš kitos ir vidurinis valjeras 70. Tai yra patogesnis, sakykime, toksai kompaktiškesnis ir panašiai. Bet čia reikia atkreipti dėmesį būtinai į tai, kad jūs turite kreipti dėmesį į savo patalpą. Kokią patalpą jūs turite? Koks plotis? Kad jums išnaudoti visiškai pilnai visą plotą. Nuo to priklauso iš tikrųjų kiekvienas plotis, kiekvienas 10-15 cm jums duoda jau papildomą, sakykime, medžiagą. Papildomą, sakykime, plotą ir papildomai automatiškai svorį. Todėl būtinai turim žiūrėti į tai. Vieną kartą į savaitę, tai yra geriausia, sraigės yra maitinimas, sakykime taip,
penktadienį visą savaitę, penktadienį vakare pašeriam, šeštadienį, sekmadienį, iki pirmadienio vakaro mes jau jom nebeduodam nieko ės. Kodėl taip yra daroma? Todėl, kad, sakykime, nuo sauso maisto sraigės užsikimša, jų organizmas ir jom virškinimui būtina duoti šeštadienį, sekmadienį, įdėkit kopūsto. Tiesiog įdėkit lapų kopūstų, kad jums būtų šeštadienį, sekmadienį jos turėtų ėsti kopūstus ir įsivalytų organizmas ir gerai vystytųsi virškinimas. Kada nuplovėt visus šitus išmetas, jums viskas subėgo čia, ant tinklelio, ypač kada yra dar smulkus tinkleliai šitie. Tada imam jau papildomą vieną įrankį. Tai yra vienas papildomas įrankis. Nustatom šlangą. Tuoj minutę. Dabar, kada mes nuplovom viršų, dar prieš šerimą, būtinai visos morkos bus, sakykime, kopūstai ar kažkas bus padėta ir čia bus tinklas visas daug išmetų. Todėl jūs būtinai dar paimat su šlanga ir nuplaunat javą šitas iš vidaus, išplaunat tinklą. Tai yra svarbu todėl, kad nesirinktų amoniakas, nes nuo jūsų išmetų bus renkamas amoniakas. Kada yra didelė patalpa, šeriantis, bent jau šituo momentu, reikia būtinai jums atsidaryti duris, ar ten ventiliacinę angą atidaryti, kad jums išeitų visas amoniakas, kuris buvo susijęs. Išplaunat čia, praplaunat biškį ekranus, nuplaunat morkas ir būtinai praeinat su jau vieną spaudimo tokia, išplaunat apačioje šitą šlangas, kurios nutekės jums į kanalizaciją. Tie dalykai yra būtini jums būtinai, todėl kad jeigu jūs neišvalysit, neišplausit, automatiškai nuo amoniako bus nemalonu jums patiems dirbti ir svarbiausia, jūsų sraigės uždus ir jų yra labai stipri pneumoninė sistema, tai yra plaučių sistema, plati, didelė, sakykime, taip gal. Ir jūs tada tokiu atveju jūs paprasčiausia prarasit šitokį dalyką, kaip sakykime, daug sraigių mirimas atsiras. Jums negali, jūs turit pasiekti rezultatų, kad sraigių negali mirti daugiau kaip 5%. Tai yra, jeigu jums sudėjo 100, tai iš 100 jums gali mirti 5 sraigės. Jeigu jūs pasiekėt šito rezultato, vadinasi, jūs pasiekėt jau labai gerų rezultatų. Dabar kaip jums reikia gauti jauniklius? Jaunikliai yra gaunami labai paprastai. Įmame indelį. Galima mažiukus imti indėlius, sakykime, visiškai būna tokie, mokyvi ten ir panašiai indeliai, plastikiniai, pridėti žemių, kompostas, į tą kompostą sudrėkinat, padaro tokią maždaug, kad būtų iki 60% drėgmė žemės pačios ir ją uždedat nuvalęs sraiges ant viršaus šitų. Sraigės, kurios norės dėti, jos ateis ir sudės jums čia kiaušinėlius. Va. Sudėjo kiaušinėlius, išrenkat sraigės, kurios jau nebededa kiaušinėlių, išimat, išnešite atskirai į kitą pastatą, tik uždengėt dangtį ir išnešat į kitą pastatą. Ją uždengėt su tokiu dangčiu. Ant dangčio turi būtinai išpjauti būti tokie ruožai. Tai yra įėjimui į šitą orui, kad turėtų kuo kvėpuoti. Jūs, kada sraigės tik sudeda kiaušinėlius, pačios visos užlips ant viršaus ir viskas. Nuimat šituos dangtį, nurenkat sraiges ir šitie kiaušinėliai lieka ristis toliau. Įsirita šituose dėžėse. Jas ištraukiam, kiaušinėlius ant paviršiaus, galima visiškai panaudoti naują dėžę, išrenkam kiaušinėlius iš čia, jie bus sudėti krūvelėm. Ta krūvelę išimam į viršų, ant kitos, sakykime, kitoj dėžėj, sudedam ir ją išsklaidom. Išsklaidyta šitos kiaušinėliai geriau įsirita. Temperatūra įsiritimui turi būti 18–21. Geriausia laikyti 20–22 laipsniai, tai yra jau efektyviausia. Šviesa nebūtina, neturi reikšmės labai didelė šviesa.
Tai svarbiausia yra išlaikyti temperatūrą ir drėgmę. Kiekvieną kartą jūs prieš, sakykime, einant žiūrėti straigiukus, pasiimat paprastą purkštuvą ir nupurškėt tuos, sudrėkinat visą tą dėžę. Praveriat, duodat įkvėpti šviežio oro dar papildomai, galima papumpuoti paprasčiausiai, galima pakelti dangtį jį ir iš jo eis visas oras. Kas toliau yra daroma? Gal taip, sakyčiau, kad čia jau daug maž jums turėtų būti aišku. Taip, sakykime viską. Reikia nepamiršti, kad laistymo sistema jinai turi būti būtinai kiekvienam. Tai va, dabar pereisim prie pašarų gaminimo. Dabar pašarai. Aš jums galiu susakyti procentaliai, kiek yra, sakykime, kiek kam reikia. Bet bus jums daug geriau, kada bus viskas vizualiai parodyta. Tai yra 2 kilogramai šitą kvietinių miltų, tai yra 2 pokai po 2 kilogramus. 2 pakeliai kukurūzų miltų dedasi, 2 pokeliai grikių miltų, 2 pokeliai ekologiškų žirnių. Nebūtinai ekologiškų, aš tik šiaip pasakiau, todėl kad taip jūs nerasite tokių pakelių, kad būtų neekologiški. Tai gali dėti ne ekologiškai, nesvarbu, neturi labai reikšmės. 2 pakeliai ryžių, 2 pakeliai bulvių krakmolo ir naudojat pieno miltelius. Šiuo atveju pas mane jūs matot sojų miltai. Jeigu jūs neturit pieno miltelių, jūs tada naudojat sojų miltus. Sojų miltai yra naudojami kaip pakaitalas, bet nereikia stengtis jų naudoti, todėl kad tai yra modifikuotas produktas, norint išsaugoti gerą kokybę mėsos, mes jų stengiamės nenaudoti. Bet jeigu, sakykime, toks atvejis išpuola, galima vieną kartą daryti sutaisymą. Kitas yra dalykas, tai yra būtina. Mineralai, vitaminai skirti viščiukam broileriam. Tai yra viščiukam broileriam skirti vitaminai, jų dedasi tik 1%, reikia labai atsargiai dėti. Ir vienas iš svarbiausių komponentų tai yra kreida. Tai yra paprasčiausias, kiekvienoje veterinarinėje tarnyboje galima rasti ir nusipirkti kreidos. Tai sakyčiau, tokie komponentai, kurie būtinai turi būti jums jau sudėstyti. Vat matot, čia stovi tokia lempa. Tai yra lempa ultravioletas. 10 minučių, 10-15 minučių kiekvieną vakarą mes jį įjungiam į dezinfekcijai, padaryti patalpos dezinfekcijai. Tai yra, kad išmuštų visas bakterijas, visas mums nereikalingas medžiagas ir mes tokiu atveju, suprantat, išlošim daug ir naudos, ir laiko, taip pasakykime. Todėl tai, sakykime, mums yra būtina. Toliau, nepaaiškinau, kas yra daroma, su kuo yra tepama valiero šitie kraštai. Tie valiero kraštai yra tepami, tai yra dedamas paprastas salidolas arba litolas ir dedamas, sakykime taip, ant trečioji dalis ant reikiamų jum kiekio yra dedamas skalbimo miltelė. Tai yra patys prašiausi, patys pigiausi, patys blogiausi skalbimo milteliai. Su tuo komponentu mes tikrai išsaugosim sraigę ševalierę ir mums niekur neišeis. Pat kad ir dabar, matot, čia jų sraigų daug yra, jų aplinkui niekur nesimato. Taigi mes su šituo vieninteliu dalyku buvo bandyta ir druska dėti ir visi kiti komponentai, kurie susiję su šarmu, bet galiu pasakyti, kad tai tikrai nepasiteisino ant tiek gerai, kaip, sakykime, jau šitą paprasti skalbimo milteliai su salidolu. Bet iš tikrųjų tai yra tik tai pradžiai, todėl kad sraigės labai greit pripranta, tai yra žino, kad tai negalima eiti ir jos paprasčiausiai nebesistengia eiti. Kitas dalykas, tai yra labai būtinas ir svarbus dalykas, jeigu jums yra pakankamai pašarų, jom užtenka pašarų, paprasčiausiai pačios sraigės jos nelabai stengiasi kur eiti. Jos naktį maitinasi, o dieną jos paprasčiausiai, va kaip mato dabar dieną, yra miego būsenoj.